prieš įleidžiant antrąjį žveruką atėjo tas smagusis momentėlis, kai pasifilmuosime visi kartu. Dabar neišsigąskit. Taip, to jau... O taip, kaip jūs atrodot. Viena iš nedaugelio progų visus jūs pamatyti. O šauniai, kiek daug. Hehe. Taigi, pasiruoškit, ponai. Jo, galit mojot rankomis viską parodyti, žinot, kaip didžioji mūsų kaimyniai. Visi taip daro. Bet per dainą, bus gera dainelė. Taigi, dabar to jau įleisim tą antrąjį žvėrį, kuris pirmą kartą gyvatę atropojo į Lietuvą. Dar tais tokiais sunkiais, tokiais niuriais, tokiais šaltais, tokiais 1983 metais. Jau tada mūsų dainos teatras aktyviai dalyvavo kultūrinėje rezistencinėje kovoje prieš okupacinį režimą. Taip. Taip. Tai jeigu vyrukai pasiruošę, tai įleiskit tą žveruką. Aukšto kranto upės mėlynos. Malonu pasvajoti būdavo ir išgerti. Būdavo, ja. Atėję kolūkiečiai būdavo padainuos. Ir visiškai atvirai papasakos apie šių metų derlių. Apie brigadinės rankos metodą. Papasakos, pamenat, brigadininkas Rapolas. Hei! Ir apie naują bulvių veislę, tokią, kuri jau nebebijo to prakeikto Kolorado vabalo. Žilvyčiai upės apie juos krantuos, klausydami kuždėsis apie laimę. Akordeonų pirmininkas gros, pritardamas savos kūrybos dainai. Ir suoks lakštingala, spindės mėnulis butelį, virgės ant seno ilgo geležinkelio, mažyčiai žiburėliais traukinys. Ir aš į kolūkio laukus išėjęs paimsiu arklį lyrą ir melžėjam. Dainuoja ji, dainuoju aš su ja. Ir sūnus dainuoja Lietuva. Suplėšysi į gabalus tos Kolorado
Dėkui. Su mielu noru pakartotume. Bet čia aš visuomet, žinot, ką aš taip sakau, kad vat tai, kai jūs čia dabar tik matėte ir kai kas girdėjote, tas yra nepakartojama.